kiek metų vartoji... Labas vakaras. Labas vakaras, atsiprašau, kiek metų vartoji šitus produktus? O jau gegužės mėnesį jau 18 kartą vėl atnaujinsiu. 18 metų. 18. Tai dabar visi mato ir žinos dabar, kur yra ta grožio paslaptis, o visą kitą papasakok. Žinoma. Ir dažnai žurnalistai klausia, kur ta paslaptis ir kaip ką. Ir kai sakai, kad aš su papildais draugauju, tai tada jie nutylė apie tai, jiems reklamos nesinori rašyti. Šiaip labai atsitiktinai, sakyčiau, susidraugavau su Neolife'u, turėjau tiesiog gerą draugę, kursiokę, kuri gyveno ramų gyvenimą, 4 vaikus prigimdė, dainavo, mokėmės dainuoti kartu, o jinai pasirinko kitą kelią. Aš išvažiavau. Tada mes susitikom su ją ir jinai man pradėjo taip vau, aš dabar žinau, kaip išgyventi, kaip yra fainai. Ir sako, nuo to laiko, kai aš susipažinau su Neolife, yra toks papildas Omega 3, kurį pradėjau duoti kiekvienam vaikui po vieną kapsulę ir jie daugiau nepraleidžia mokyklos, sveikata gera, viskas, o kas yra svarbiausiai mamai. Bet aš sakau, gerai, labai smagu, labai džiaugiuosi, bet aš sveika, man nieko nereikia. Ir dėl to aš net nieko aš neprisimenu, kad išgerti ką nors reikia ar ką, aš praleisiu tiesiog. Gerai, tą kartą jinai paliko mane ramybėj, paskui jau sako vėl prie manęs. Na tai aš dabar jau gėriau papildą tokį, tau tikrai reikėtų išgerti. Formulė 4 ir aš netgi kilogramą numečiau. Nu jau tas kilogramas, tai suveikė. Ir visom turbūt moterim suveikė kilogramai. Ir aš paėmiau pirmą savo gyvenime papildą kažkokį. Nei jokių vitaminų C, nieko aš niekada negėriau, viskas man gerai. Ir čia formulė 4 aš paėmiau ir gėriau kiekvieną dieną šventai, jau kaip prisakė, visą 100 kapsulių ir išgėriau. Tas vyko kažkur vasario mėnesį, jinai man davė. Po kokių mėnesio vartojimo man buvo dieną naktį kartu burnoje. Nežinojau, kur dėti, sakau, skambinu, sakau, tai ką pridarė tavo ta formulė, kokie kilogramai jau. Sako, labai gerai, jeigu taip yra, reiškia, kepenis tavo valosi, sakau, tai ką mesti dabar nieko. Daugiau vandens, tik vandens daugiau ir viskas. Ir akurat po savaitės viskas dingo, viskas praėjo, viskas gerai. Pragėriau visą 100 kapsulių, viskas gerai. Ir aš buvau sveika liktai, bet turėjau problemą, su kuria galvojau, kad gyvensiu visą gyvenimą ir tai nepakeičiama. Šienligė. Nuo 13 metų šventai kiekvieną pavasarį, pusę vasaros, šienligė, čiauduliai, akių nežėjimas, visas nežėjimas, gerklė ten, ausis, nosis, per koncertą, čiauduliai, bedainuojant. Ten viskas, ten jėgų nebuvimas jau paskui. Ir žiūriu, ateina ir pavasaris, o mano alergijos nėra. Nu nėra, nečiaudau, kas čia darosi. Tai tas man irgi taip akis atvėrė. Aš negalėsiu tylėti daugiau. Daugiau tylėti nemokėsiu netgi. Pradėjau tada jau ir kitus papildus bandyti vartoti, ir omega. Ir pradėjau, ir sugalvojau, kad man reikia pasirašyti tada, kad viskas pigiau išeitų. Tai reikia ir pasirašyti, nes tuo pačiu dar buvo toks incidentas, avarija, mano kolegė iš mašinos iškrito, ten buvo lūžis ir viskas. Ir labai stipriais vaistais ją gydė. Ir po pusės metų jinai stovėjo scenoje, aš nesakyčiau, kad papildai ją išgydė. Bet jei daktarai pasakė, tau reikia vartoti ir
flavonoidus, ten burokėlius ir kalcį, ir omega reikia. Bet nesakė kokius, bet aš čia buvau šalia, aš iš karto privežiau, viskas gerai. Tai aš nesakyčiau, kad jie išgydė, tiesiog jie pamaitino jos ląsteles, kad pats organizmas galėtų kovoti su ta bėda. Tai po incidento pusės metų jinai stovėjo scenoje, tada Jūratė sako, gal tu man pasirašyti, mes prie vieno stalo sėdim, aš sakau, kodėl tu jai sakai, aš gal noriu pasirašyti. Tai vat aš ir užsiregistravau tada. Ir tas man niekada nepamaišė. Ir kaip specialiai nuo tos dienos man visą laiką pasitaikydavo draugai, pažįstami kažkokie statybininkė. Visi man pasiskųsdavo sveikata. Ir visiems aš visada galėjau kažką pasiūlyti ir pasakyti, paaiškinti. Tai va taip ir tie 18 metų praktiškai aš turiu labai daug visokių patirčių iš tikrųjų, kas vyko žmonėms, draugams, kas man buvo ir tą patį COVID-ą aš ant kojų ten priversta buvau uždaryta būti, o šiaip tai visus namus tada išvaliau, užgramdžiau viską, nes jėgų tai buvo. Dar parsitempiau savo namo dar vieną sergančią, tada ją gydžiau. Ir tablečių aš kadangi nežinau, neturiu kokių ten duoti, tai ir duodam tik tai papildus Neolife. Ir trieneno, ir priesulčių, ir vitamino C daug. Aš žinokit, nesirašau nieko, tai kažkaip ir neprisimenu, kokiek daviau. Man sako, tai kiek tu geri, sakau, nežinau, taip pat savo jiems kaip. Jeigu ką nori, tą ir geriu. Ir tai man duoda kažkaip gerą savijautą, o apie savijautą mes labai džiaugiamės visada nuo tų laikų, kad yra trienien. Tikrai duoda energijos ir tokios sveikos energijos, kad jeigu tau reikia jau eik miegoti, tai nėra tavęs kažkas, nepakelia, tu sveikai tiesiog eini miegoti, tavo organizmas sveikai miega. Tau kažką veikti reikia, tu nepavargsti, tu veiki. Ir kaip apsidžiaugiam, kai į Europą atėjo Q10, tai tokia man gavosi porelė, Q10 ir trienien. Jau žinau, kad man šiandien aš bėgsiu ten, pravesiu šokių pamokas, tada dar bėgsiu pasportuoti padelį, o vakare dar koncertas. Tai jau čia būtinai jau 2 Q10, 2 trienien. Ir mano motoriukas veikia, ir aš pati kaip motoriukas. Iš kur jūs gaunate energiją? Vat ir gaunasi. Dabar turiu, slapstytis, nes visiems neparašo žurnalistai, nuo ko aš gaunu. Bet svarbiausia, kad jūs žinot. Dar nuostabi patirtis yra su gerosiom bakterijom acidofilus. Patarė, nežinau, kas pasakė, kas patarė, kad lėliukams nuo pilvų pūtimo labai gerai. Dar netgi Eglutė pamokino, kaip čia reikia pražiodyti tą vaiką ir kaip jam ten supilti tos acidofilos bakterijas. Ir iš tikrųjų nebuvo nė vieno vaiko, kam tai nepadėjo. Kai tik tai pilvų pūtimai, taip ir padeda ir paskui mamos tik tai skambina. Va dabar mano draugė jau nešia, aš noriu įsigyti, ar jūs dar turit, ar galima. Ir visi labai patenkinti. Man svarbiausia yra, kada žmonės tikrai dar ir pasisako, kad taip, taip įvyko. Dar man tik tai sūnus pasako, kad nereikia tėta papildyti. Nors vaikystėje gerdavo. Va, tai kad įsivaizduoju, kad dabar mes džiaugiamės jau skaidulomis, ne? O kai buvau Amerikoje ir ten užsakinėjau ir žiūrėjau Respix. Reikia pabandyti, kas čia tokio. Tikrai, parašyta nuo slogos, viskas. Išbandžiau, wow, kaip gerai. Ateina eilinis seminaras,
tas konferencija ir pristato, kad Respix ateina. Ir tada džiaugiesi jau. Nes tikrai nuo visų slogų, kol kas, man kiek bandžiau, ar tai peršalimo, ar tai kokio alerginio pobūdžio, kam duodu ir visiems praeina sloga. Ir plius sinusai išsivalo, viskas. Tai va toks gyvenimas ir aš nesiruošiu niekur pabėgti.